Yra žmonių, kurie savo gyvenimo kelionėje sutinka tokį pakeleivį, kurio dėka jis ima patirti save, suvokdamas tai, nesuvokdamas, bet ima patirti save. Jame tarsi daugiau erdvės atsiranda, vidinės laisvės, tarsi gryno oro įkvėptų. Ir po tokio susitikimo ir pats žmogus ir jo gyvenimo kelionė kinta. Nes netgi jeigu buvo tas vienintelis prisilietimas prie savęs, kaip savasties, kaip išmintingos realybės, Dievo, netgi tos akimirkos užtenka, kad įvyktų persiorganizavimas ir pačiame žmoguje, ir jo likimo audinyje. Tos procesus pamatyti nėra savaime suprantama. Bet pamatyti galima. Bet nebūtina, neprivaloma. Tiesiog, jeigu savo gyvenimo kelionėje pavyko sutikti tokį pakeleivį, kuris savimi transliuoja tą vidinę gelmę, tikrumą, savasties procesą, pratakumą. Žodžių yra be galo daug įvairių tam procesui apibūdinti. Jeigu pavyko savo gyvenimo kelionėje sutikti tokį pakeleivį, tai yra gyvenimo dovana, nes žmogus niekada nebebus toks, koks buvo iki šiol. Bent akimirkai palietus tą sąmonės procesą, tą sąmonės gelmę, žmogus kinta. Santykis į save kinta. Santykis į išorę kinta. Į patį gyvenimą. Tai kol kas tiek.